Kaip čia jisai darosi? Va tai va. Žodžiu, aš realiai geriu tik tai du dalykus. Mojotą ir Handoną. Ir aš naudoju tik tai kokybiškus daiktus. Aš pavyzdžiui klausau tik tai savo muzikos. Va, žiūrėk, parduodu vieną iš savo kokybiškų daiktų. Ir tai nėra vien tik tai magas, nes čia yra emocija, čia yra muzika, čia yra paėmimas, čia garsas, čia balansas, čia šviesus, čia mikrofonas. Iš kur tas mikrofonas? Čia buvo prie komplekto, bet aš jį išmėčiau į žmonės, tai nebelabai veikia, bet irgi pridėsiu. Kas žino, kur aš gyvenu? O, žiūrėk, čia mano kiemas su dviem vėjais. Vijotas šiandien pas mane kieme. Opa, fanas, gerai, pasirašysiu aš tam. Fanas, žiūrėk, fanas. Kur tavo rankos? Nėra rankų, valink. Opa, kai aš stumiu. Privesk. Štuka prieš štuką lošia fuliuką. Žodžiu, grįžkim prie manęs. Kaina, ne? Kaip, iš esmės, ar tu gali uždėti kainą ant garso, ar tu gali uždėti šviesą ant tiesos. Žodžiu, 8 litų. Ir, tai prasme, man tai čia ne pinigai. Realiai tu sumoki už tai, ką tu moki. Pala, pažiūrim, ką čia rodo laikrodis. 5 štukų žalio. Opa. Karočią. Tai viskas. Tiek, aš tik tai pasakysiu, kad aš šiaip nepardavinėju daiktų per Skelbiu.lt. Bet todėl, kad aš laužu standartus, tai pabandom šį kartą. Ir šiaip tik tai norėčiau jums palinkėti. Aš esu žvaigždė ir man Come on, do, paparmaliai, izdarmaliai. Šiandien aš važiuosiu su viena iš jūsų normaliai. Čia su tavim važiuosiu.